lengva pergalė, kaip sako? Ne, nelengva, bet jie stipri komanda, turi daug gerų žaidėjų, bet nežinau, paprasčiausiai žingsnis po žingsnio lipdėm tos taškelius ir gavosi tiek, kad galėjom mėgauti žaidimu. Jums pačiam šiandien labai sėkmingai rungtynės susiklostė. Žinot, kiekvieną dieną pas mus kas nors kitas sužaidžia, taip kad čia tų dalykų nesureikšminu ir paprasčiausiai reikia žiūrėti priekį, lauk kitų, kada kitą dieną kiti gerai sužaisti. Čia ir yra mūsų stiprybė. Sprendžiant iš pleistro ant rankos varžovai nagais kabinosi į pergalę. Smulkmenų. Pauliau, tikėjotės, kad pirmą etapą baigsite tik su 2 nesėkmėm? Dabar lengva šnekėti, kai žinom, kiek tų nesėkmių, bet prieš sezoną niekas nesitikėjo, paprasčiausiai visi dirbom, žinom, kad atėjo naujas treneris, nauji žaidėjai, norėjom po keletą nesėkmingų metų atvers naują tokį puslapį ir pradžia nebloga, tikimės išlaikyti tą tempą. Iš tikrųjų, fizinio rengimosi treniruotėse jau ruošitės top 16, ne? Na, kokios prognozijas jūsų pačių? Prognozijas nežinau, tikiuosi geros, o kaip bus pamatysim. Ruošiamės jau 2 savaitės top 16, kai kurias varžybas gal žaidžiam truputėlį pavargę, bet čia nėra pasiteisimo, paprasčiausiai žiūrim į priekį ir ruošiamės ateities kovom. Artimiausia ta poilsio savaitė, ar ne? Jinai nebus tokia ilga turbūt kaip ankstesnius sezonus, ar spėsit pailsėti atgauti jėgas? Poilsio mums nebus, nes sekmadienį išskrenam į Rusiją ir keliausim po visą plačią Rusiją, grįžim kitą šeštadienį, taip kad ar penktadienį, taip kad turim 2 varžybas, tenai sužaisiu daug kelionių, toks grafikas, ką padarysi.